eik tu savo, nu ką, tai gražu neinu. Įsivaizduoju, viena Vilniuje liko esu su rankinuku, piniginė ir gumos pakeliu. Niekur nesugebu įeiti tą butą, kurį ką tik išnuomavau. Tai daugiau nieko neatnešu. Kas tau čia nuo ryto, belis? Yra karštas išvietimas, greitai rengiasi, mygams. Karštas, manęs karštas dušas laukia, užėjai. Jokių karštų dušų, bugerutė, greitai apsirengia ir važiuojam. Gyvas sveikatas. Kol kas gyva, bet likau ant ledo visiškai be nieko. Rakiena. O nuo šitos pilnos ratų duok? Neturiu, man jis nedavė. Nedavė? Ne. Sakė, saugumo sumetimais, nes nuomonį vieną kartą jį buvo apgavę. O vakar sužinau, kad esu kol kas pirma nuomininkė. Baldai buvo išnešti tik prieš porą savaičių. Tai va. Kaip aš suprantu, dabar laiko turi? Nu, taip. Galime į lauką pasišnekėti, nuo ko viskas prasidėjo. Gerai? Tai studijuoji Vilniui? Taip. Tai sugalvoju susirasti butą ir čia dabar radai skelbimą? Ne, skelbimą neradau, aš ieškau butą gan senai. Ir tiek pati dėjau internetą skelbimą, tiek laikraščius varčiau. Ir čia man trečiadienio vakare 12 valandą, netgi pusę 12 man parašė, žinote, jeigu vis dar ieškote butų. Dienos, nakties? Nakties. Oho. Vis dar kreipkitės numeriu. Nu ir mes susitikom vakare, aš apžiūrėjau butą, įdaviau jam rankpinigius. Jisai sako, bet tu sakai, kad atneši man visus pinigus. Sakau, nespėjo perlaidą ateiti tų visų pinigų. O kiek? Jis už 3 mėnesius į priekį norėjo, sako, 1800, sako, aš tau duosiu, sumokėk man, kad aš tau duočiau raktą. Sakau, duodu aš jums rankpinigius, duokit man raktą. Ne, sako, neduosiu raktą, žodžiu, be rankpinigių. Nu, tai aš čia greitai susišaudžiu tą 1800. Bet svarbiausia, kad pas notarą apiformino sutartį, tai vis viena, bet kokiu atveju tai yra oficialus dokumentas. Pas notarą mes neapiforminam. Kaip tai neapiformino? Taigi, sakai, sutartį turi? Sutartį, aš sakau, pati surinkau su kompiuteriu, ten ištraukiau punktus iš interneto, kokios būna sutartis. Su savo su savo asmens dokumentais, kadangi jo neturėjau, sakau, kaip nuvažiuosiu, jis man duos pasą ir aš nurašysiu, arba jis pats sako. Tai viena laimė, kad bent jau nuo paso nuorašo turėjo visų duomenų, vardą, pavardę. Pagal tuos duomenis mes vis tiek jį atseksime. Tai va būtent, kad neturiu. Sako, aš palikau stovėjimo aikštelį savo piniginę su visais dokumentais, sako, aš tau patikiu tokį butą, sako, naujos statybos ir tu manim netiki, sako, kad aš savo ranką parašysiu, tau, sako, savo vardą, pavardę, asmens kodą tenais. Tas sutartis yra niekinė. Koks jo vardas? Nu, tariamai Vitalijus, o Maciukevičius lyg ir. Žinai, kad tas Vitalijus Maciukevičius gali dabar būti, kad ir Raimondas Ivanauskas. Tai vienas ir tas pats. Sakau, gal galėtų man duoti, sakau, raktą, galėtumėt, sakiau, duoti man raktą nuo viršutinės spynos, nes aš galvoju, nu jeigu, nu maža kas nuo vyras galvoja, iš pradžių nežinau, ar jis vaikų turi, ar šeimą turi, nu jeigu sugalvos kokį vakarą ar girtas, nu kažką apsilankyti pas mane, sakau, aš, nu, bus man pačiai tvirčiau. Sako, aš turėjau problemų su nuomininkais, sako, apatinę spyną išlaužti yra daug paprasčiau negu viršutinė ir tikrai aš tau raktą, sako, nuo to neduosiu. Daug daiktų susivežė. O Jezu, atsivežiau nešaunu kompiuterį, televizorių, nors ten vienas buvo, bet aš iš praeito buto, kadangi turėjau, tai atsitempiau visi mano rūbai. Dar gerai, kad buvau prieš tai spėjus mamai kažkokią dalį sukrauti, kad išvestų, ko aš nebeturiu pradėti per tas kraustymusis. Tai žodžiu, visi mano auksai, visa kosmetika. Ir auksai? Jo. Televizorius, kompas, aš tai, o dieve. Kosmetika svarbiausia. Baigimo atestatas, visas pasas, nu ir visi kiti dokumentai. Klausyk, Viktorija, nu mes čia, suprantu, laukia pakvėpavom grįnu orą, šitiek apsiraminame. Pakylam iki to būtų, pabandom paskambinti kaimynam. Gal jie žinos kažkokią informaciją, kaip dažnai tas žmogus lankydavosi, ar jis čia pastovus gyventojas, ar jis to būtų savininkas, išsiaiškinsim, gerai? Būtų labai idealu.
Gerai, einu pas kaimynus, bandysim paskambinti visas duris. Mes esame jūsų kaimynai beveik, žinokit, aš šitą panelį išnuomavau čia šalia butą ir gal galėtum pas jūs per balkoną patekti, pažiūrėti, kas panais tam butė dedas. Galime? Galima. Matosi kas nors. Gal gulėsi čia kur nors, ne? O tai neatrodo, kad mes, jeigu čia viską taip, kaip tu sakai, sudarkome, Jo. tai mūsų patos savininkas kaip truktels Baudžiamoji atsakomybė. visokiom, kad mes čia pridarėm visokių nelaimį. Tai ką tu siūlai? Gal klausyk, važiuojame, aš pažiūrėjau policiją, sužinosim, gal ne vis dėlto per tą dieną kažką naujo sužinojo. Aha, būtų galimybė. Mes nieko lyšno nepaimam. Ačiū Dievui, pareigūnai sutiko mums padėti, pasižiūrėjo savo duomenų bazėse, rado šeimininkės duomenis, kaip aš suprantu, tai kažkokiu būdu paskambino jos motinai ir dabar pasirodo su pačia Jūratė susisiekė. Jinai dabar yra prie to būto ir jinai pati negali patikėti, kad tas būtas dar kažkam tai išnuomotas. Labą dieną, Jūratė. Oi, papasakosim istoriją, žinokit, nugriusit vietoje. Tai jūs jau daugmaž numanote, kas čia per istoriją užsimesgė, ar ne? Nu, aš tiksliai nežinau, bet aš įsivaizdavau, aš jau norėjau kreiptis į policiją rytdieną ir važiuoti į pačios mokymo įstaigą. Ieškoti, nes sakau, kad kažkas atsitiko vaikui. Nu, kai mūsų buvo sutartis su juo žodinė, kad jisai nuomos. Bet jis galėjo išnuomoti būtą? Ne, nu kaip jis galėjo išnuomoti. Bet paso jūs jo nematėte irgi. O jūs dabar jam išnuomot kuriam laikui to būtą? Mes turėjom žodinį susitarimą keliom parom ir jisai pasakė, kad skambins po 2 dienų, pasakys, ar pasiliks ilgiau. Ir dėl to aš per daug ir nepanikavau. Jinai nekantrauja užeiti tą būtą, tai? Gerai, tai aš pasiimsiu. Auksai. Kur tavo auksai? Jų ir ieškų. Taip, čia laptopas aš matau, ar ne? Kompas ir televizorius ir Komp gali būti tai, bet plitai svoris yra, žinoma. svoris tai yra. Yra. Kompiuteris. Ačiū Dievui, mums taip tai yra Alexa. Viskas yra? Žinok, nežinau. Aš atsiprašau, noriu pažiūrėti, dar ten ir spinta. O jūs yra panelė, kad jinai čia gali būti išsinuomavus sužinoti iš daiktų. Nu, jisai pats sakė, kad tipo bus su panelė, tai aš taip kažkaip tai užėjus, aš dar... Matot. Pas jį abiejų spinų raktai. Ne. Vienos spinų. Tik vienos spynos raktai. Tai čia jūs pati ir Aš užrakinat? pati užrakinau viršutinę spyną, kad nebūtų jokių problemų. Po jo išsikraustymui jūs užrakinat viršutinę spyną. Jūs jam pačiam buvo davus tik tai vieną raktą, kurį jis perdavė štai šitai paneliai ir nešė kudašių. Vat kaip čia. Oi, kaip man gera pasidarė, kad bent yra mano sinutkė. Va. Yra. Sutartis. Štai. Paėmiau 1800 litų. Bent tai, kas tikėjausi, yra ačiū Dievui. Sveiki, gyvi. Žilvinas būsiu. Erika. Tai ką, liko mums padaryti paskutinį darbelį, padaryti tą fotorobotą žmogaus, nes mes kitų duomenų kaip ir neturime apie jį. Na, tikimės tokiu būdu bent apsaugoti Taip. visuomenę, gal kažkas Gal atpažins kažkas- žmogų. taip, gal gal kažkas kažkas paskambins 112 arba mums 1393. Taigi, Viktorija, turėsiu nupasakoti tiksliai, kaip tas žmogus gali atrodyti. Bandysim sudaryti kažkokį jo paveikslėlį. Ne? It wasn't easy, but nothing else. Žmogui vis tiek gal, kai pirmą kartą susidūrusiam, būtų paprasčiau gal pažiūrėti nuotraukytės toje teritorijoje, kur buvo padarytas tas įvykis. Pakliūsiu asmenų. Be į šitą, žinok, labai panašus. Tai gal čia tas pats ir yra? Žinok, negaliu pasakyti, bet labai veido bruožai, bet jų panašus, didelė kakta. O šukuosin tokia pati buvo, kad ant šono plaukų nesuvaldysi, ja? Trumpai kirtas buvo jis irgi. Nu kągi. Norėjau sakyti, turime gerų naujienų. Nieko čia negerų. Tiesą sakant, štai.
Nesakome, kad tai tas pats asmuo, tačiau Labai panašus. Viktorijai pasirodė, kad labai panašus į tą asmenį, kuris atgavo šitą jauną mergaitę. Norime perspėti visus, būkite budrus, nejaugi jau jums taip lengvai ateina tie pinigėliai, kad galite taip lengva ranka juos atiduoti sukčiai. Visada pasitikrinkite, kokiu pagrindu jis turi teisę išnuomoti tą butą. Būtinai pasiklauskite asmenybės dokumentų. Bent jau pasą paprašykite. Ir labai norėtumėm visų, pas kuriuos ateina toksai arba jį panašus žmogus ir prašo išnuomoti butą keliom dienom, paskambinti 112 arba 1393, nes visai galimas dalykas, kad jisai yra sukčius ir aferistas. Sveiki, Labą dieną. Žilvinas. Erika. Čia Viktorija. Čia yra Vilmestos atstovas, kuris mums, tau tiksliau, padės šitoj keblioj situacijai. Ir kažkokią mums turi staigmeną, dovanėlę. Tai gal Mindaugai negaištam laiko ir važiuojam, įteiksime staigmenėlę. Kaip gražu, jauku. Na. Miela Viktorija, UAB Vilmesta pasirūpina, kad jūs galėtumėt gyventi šiame bute 3 mėnesius. Mes apmokėsim šio buto nuomos išlaidas. Supranti, ką išgirdai? Tau nekainuos 3 mėnesius net cento šitą būstą nuomą. Tai nerealiai. Pradžių raktai. Labai jums ačiū. Prašom. Ką sakai viską apie Vilnių? Blogus visus žodžius, dabar turėtume juos atsimti. Iš tikrųjų, tai galiu drąsiai teigti, kad atsiemu tos žodžius ir manau, nuo dabar man, turint gyvenamą vietą, pradės sektis bent kažkiek. Ką galėtų pasakyti Viktorija visoms jaunoms merginoms atvykstančiams į Vilnių studijuoti? Panelė, saugokite šitokių sukčių žaliukų, kurie tyko už kampą, bandydami išvilioti iš jūsų pinigus, taip kaip padarė iš manęs. Mes siūlome žmonėms, kurie Vilniuje tvarkosi, ar tai gyvenamo būsto klausimus, tiesiog kreiptis į patikimus partnerius, patikimas bendrovės, mažiausiai prašyti žmogaus dokumentą, jeigu turi su juo kažkokią tai piniginį reikalą. Ir mėlieji, žinokit, tam pačiam Vilniui ne ką daugiau visokių žulikėlių negu kitose miestuose. Tiesiog reikia patiems atsargiau elgtis su savo lėšomis. Nes pinigėliai, taip sakant, ant medžių neauga.